Kasmet Pasaulio lietuvių centre apsilanko tūkstančiai žmonių. Todėl mums labai svarbu, kad šis pastatas būtų saugus bei tvarkingas dabar ir toks išliktų ateities kartoms. Kiekvienais metais mes atliekame rimtus pastato gerinimo darbus. Šiemet planuojame 3. Šiemet pradėsime antrą stogo keitimo etapą. Planuojame keisti vakarinės pastato dalies stogą. Mes lopėm ir lopėm skylės, o vanduo vis rasdavo kelią į pastato vidų. Užteks. Atėjo laikas sutvarkyti stogą iš pagrindų. Tautodailės muziejuje kyla gaisro pavojus unikaliems lietuvių tautinio paveldo kūriniams, nes nėra priešgaisrinių purkštuvų. Pagal Ilinojos valstijos įstatymus purkštuvai turi būti įrengti siekiant užtikrinti lankytojų bei pastato saugumą. Pažadame, šiemet šį pastato dalis taps saugi. Praėjusiais metais mums pavyko restauruoti kryžius, varpinę ir grąžinti juos į kryžių kalnelį. Dar išlyginome kalnelio paviršių, atlikome kitus landšafto darbus, paryškinančius šios ypatingos vietos grožį. Norisi, kad čia apsilankytų kuo daugiau žmonių. Todėl dabar reikia kuo skubiau pakeisti laiptus, kad jie taptų saugūs ir patogūs besilankantiems svečiams. Už tai, kad galime nuolatos kokybiškai rūpintis centro pastatu, turime padėkoti jums, mūsų rėmėjai. Jūsų aukų dėka šis pastatas yra saugus ir atlieka savo paskirtį. Kasdieną atveria duris čia įsikūrusioms organizacijoms, tikintiesiems, besimokantiems, sportuojantiems, šokantiems ir dainuojantiems išeivijos lietuviams bei svečiams. Kviečiu jūs būti dosniais ir dabar. Paremkite šiuos 3 numatytus didelius darbus.